Pirmiausia, prieš ortodontinį gydymą visada rekomenduojama atlikti burnos higieną. Toliau reikėtų įsivertinti jūsų dantų būklę. Tai reiškia, kad gydytojas terapeutas įvertina ėduonies pažeistus dantis, senas, nusidėvėjusias, defektuotas plombas, erozijas, pleištinius defektus ir, žinoma, reikia atkreipti dėmesį į dantų nudėvėjimus, nudilimus. Tai jeigu turite generalizuotus dantų nudėvėjimus, tai reiškia, kad dantų nudilimai yra visur tolygus, panašus tiek viršutinėme žandikaulyje, tiek apatinėme žandikaulyje. Tuomet tokius dantukus rekomenduojame atsistatyti būtent prieš ortodontinį gydymą. Prieš tai reikėtų susitikti, nusimti alginatinius atspaudus arba nusiskanuoti viršutinį apatinį žandikaulį. Tuomet siunčiame visus paciento duomenis į dantų technikų laboratoriją. Ten yra atliekamas viršutinio ir apatinio žandikaulių pavaškavimas, tačiau noriu pabrėžti, tai yra ne pagal sukandimą. Tai yra pagal dantų anatomiją. Pločiai, ilgiai atstatomi tik pagal dantų anatomiją. Tai reiškia, pavaškavimas vyksta visiškai nežiūrint, tai yra viršutinis ir apatinis žandikauliai. Visiškai nežiūrint, kaip mes kandame. Nes sukandimą jum paskui reguliuos gydytojas ortodontas.